Taigi, Gustė teigia, kad apie tuos žmonės, apie neįgalius žmonės yra susidaryti stereotipai, kurių dauguma žmonių laikosi. Tai, o mano nuomonė yra ta, kad tie neįgalūs žmonės, jie yra daug jautresni už mus, sėdinčius, tarkim, čia. Praeitoje mokykloje savaitę neatėjo vienas klasiokas, klasės draugas. Ir po tos savaitės mums pasakė, auklėtoja mums pasakė, kad tas mūsų draugas susirgo labai sunkia liga. Aišku, niekas nesakė, kokia tai liga, po kiek laiko mes sužinojome, kad jam vėžys. Jis tapo neįgalus ir mes jo nepalikom. Mes jį lankydavom gal kartą per mėnesį. Jisai labai stengiasi tą savo negalę paslėpti nuo aplinkinių, nuo kitų, stengiasi į tai pats net nekreipti dėmesio ir stengiasi įsilieti į tą visumą, būti toks kaip visi. Jis galvojo, kad tiesiog, kad jį visi atstums, bet taip nebuvo. Taigi, aš manau, kad su tokiais žmonėm kaip tik reikėtų labiau bendrauti, juos palaikyti, užjausti ir daryti viską.